pagrindinis akcentas ir pats variklis šitos edukacijos yra iš tikrųjų kompetencijų ugdymas. Užduodami tam tikrus kertinius klausimus, provokuojame vaikus ir suaugusiusius kartu mąstyti. Mąstyti nestandartiškai, o individualiai, asmeniškai, taip kaip matai, tą ką jauti ir tiesiog žiūrinti meno kūrinį, susidūrus su juo, ištransliuoti verbaliai savo mintis. Tai mąstymas vyksta realiu metu. Tai jaučiuosi be galo laiminga galėdama būti ir vaikams ir suaugusiems būtent leisti taip komunikuoti meno erdvėje be išankstinio nusistatymo, tiesiog tokio paprasto žmogiško santykio, kad tie muziejai ir meno kūriniai negąsdintų žmonių. Svarbu paminėti, kad mes tikrai edukacijas adaptuojame pagal amžiaus grupės. Iki mokyklinukų pagrindinis akcentas skirtas jiems yra įtraukti jutiminius ar ne elementus, piešti, perteikti taktiliškai ar ne. Tarkim, metų laikų edukacijoje mes dedam dėlionę, įtraukiame kvapų terapijos netgi elementą, ar ne. Kuo amžius didėja arba vyresni esame, įtraukiame daugiau ir pavadinkim kaip ir įrankį, akinius, kuris skatina bendradarbiavimą grupėse, tą dinamiką, tyrinėti, kodėl taip mes komunikuojame, kaip mes rūpinamės artimu. Kartu vaizduotės momentas labai smarkiai išryškėja, kai tavo galimybė matyti yra suvaržyta ir turi tik draugą šalia. Vėlgi skirta vyresnių amžių grupėms, 9-12 klasių mokiniams. Na ir 5-7 klasės kartu yra didesnis akcentas galbūt dedamas į bendradarbiavimą ir susikalbėjimą ir girdėjimą. Tai toks daug klausimo ir buvimo tiesiog grupėje, ar ne? Aš manau, kad čia vyksta labai didelis judesys, net nelabai suprantu, kas čia. Matosi, kad kažkoks panašus reiškinys į laputę ir į 2 didelius banginius. Aš manau, čia yra daug labai tokių linijų ir tenais nupiešta visokiausios makaliūzės. Čia aš matau kaip ir sudėta kažkokią žmogaus visą vaikystę. Aš galbūt matau minčių, galbūt net ir prisiminimų tokį mišinį. Man krenta į akis pradžiai tai gyvūnai, matau dinozaurus ir spalvos man primena galbūt irgi jausmus, tiek blogesnius, tiek kaip tik linksmus, gerus. Manau, susijungia 2 skirtingi pasauliai, žmogaus fantazija ir tikras pasaulis, bet aišku, ir matosi ir kita šio paveikslo pusė, kad tai yra visiškai naujas, kupinas spalvų ir laimės paveikslas. Ko tik žmonės neprisigalvoja piešdami, ir ko gali nupiešti ir kaip gražiai ir tikroviškai. Šiaip labai įdomus buvo, kai reikėjo užsidėti kaip ir kaukės ant akių ir tiesiog vaikščioti ir pasitikėti draugais. Tai edukacija pati buvo gana įdomi. Pamačiau dar naujesnių kūrinių, kad menas yra tiesiog išskirtinė išraiškos forma. Aš visada labai džiaugiuosi, stebėdama mokinius. Ir kai pati nedalyvauju, tik stebi. Ir kada yra edukatorius, kuris būtent mokausi būtent iš edukatorius, nes pati ta programa ir klausimai, kuriuos pateikia, iš tikrųjų verčia vaikus mąstyti ir verčia domėtis ne tik menu, bet jie ir atskirų kūrinių ir tada jo sukūrimo kažkokia istorija. Labai smagu, kad vaikai neturi rėmų, jie gali čia būti kūrybiški, kad jų matymas nėra matymas, vizijos, spalvos pajutimas, nėra suspaustas į tam tikrus rėmus.